šviesą neįjungė. Labą rytą. Šiandien biškai mano garsas bus levesnis, nes nepasiėmiau mikrofonų. O Oksana pasiliko namuose, o mes su pusė chebros atvarėm į vandens parką pasitūsim. Tai va, einam į vidų, užsiimsim kokias ložės pagulėjimo ir žiūrėsim, kas ten gero. Oi, kiek chebros, belė, kiek. Šiandien čia šeštadienis, žmonių tikrai daug. Bilietas kainuoja 580 000, kas išeitų kažkur 35 eurai. Gauni va tokį va bendą, su kuriuo va gali eit paskui va kur nori ir pasipildyti pinigų. Nes visur viduj tik jis gali atsiskaityti būtent su šituo variantu. Biški ilga melodija čia, kol pasiėmė visokius lokerius ir visą kitą. Už lokerį šeiminį sumokėjom 65 000, kas būtų irgi turbūt kokį 10 eurų. Ne, nebus 10 eurų, nusišnekėjau, pitakas turbūt. Tai va, kol pinigų pasipildėm, kol ką užtrukom apie 40 minučių. Duoda biški chlorkę, ne? Bet aplinkui labai gražiai padaryta viskas, ne? Tokias džiunglės visur. Ką žinai, beždžioniai čia yra ar nėra? Viena priešais tave. Ai, šitą? Ne. Dabar tu ją žiūri. Antošką tave beždžionį išvadinom. Nu va, nepraėjo nei 2 valandos, kai einam susiieškosim pirmą kažkokį slaidą palakstyti. Iš pradžių varom 4, nes reikia, kad su mumis vaiks varytų. Vienos negalima paleisti. O paskui su Anatolijum varysim biškį ant rimtesnių pasiduoti. O dabar turbūt čia kažkur lipsim. A, nu jo. Kad įpulti pirmą čiuožyklą dar, blemba, reikėjo 10 minučių prakimarinti. Nuo GoPro liepė nuimti lazdelę, kur nesupranta visiškai logikos nėra. Batus nusimauti maudymosi. Tai vaikų į ūgį pamatuoti. Na va, šiaip netaip sulaukėm po geros pusę valandos. Augustė su tečiu varo pirmi. Matot, maksimum buvo 240 kg, tai Mes per dideli mes. Mes beveik 300 suverėm visi. Tai va, Augustė su tečiu varo pirmi. Augustė, mojuo. Bye. Are you ready? Yes. Thank you. See you later. Bye. Kažkas šviesą neįjungė. Gerai. Biškutį toksai minusas, kad neleidžia daug kur GoPro neštis. Ant visų tokių rimtesnių slaidų su GoPro negalima, tai neina parodyti pačių krūčiausių. Dar yra ten toksai, kur laisvo kritimo bokštas, nežinau, iš čia matysis, toj parodysi. Tai va galvojam nuo ten su Anatolijum nueit, bet neišeis nufilmuoti. Toj parodys, kur jis randasi. Va čia va viršuj. Va ten toksai. Tai bandysim užsilipti, bandysim nulėkti ant tošką. O čia va, surferiai vartosi.
Nu, va jau Dainis va mojuoja. Jau dabar jo eilutė. Mano šitam čia žiau, kur pastatesnis, tai ką žinau, nėra ten baisu. Labai greit nusileidė visas. Tenerifei, kai buvom, tai kažkaip atrodė žymiai baisesnis. Nu ką, Dainis jau įlindo į budelę. Ką žinai, tai kur dačio, aš iki pusę lietau. Šitą, va, vandžią. Nu, normaliai, ne? Geras! Greitį tokį pagavo gerulį. Širdis į kulnis nukrito, bet nieko. Va, atėjom prie pagrindinę baseiną koksai. Krūtas. Ten irgi matau neblogi slaidai, reikės ant anų nuvaryti. Nežinau ar leis filmuoti, bet pabandysiu. Belia kokia didžia tas parkas čia, sakau, tikrai rekomenduoju atvaryti, tik tiek, kad kainos tai tikrai nėra pigios. Pasimkit daugiau pinigėlių čia varydami. O va tokius rūmus galima irgi sinuomoti. O kaip yra čia tokie. Bet po 50-60 tūkstančių. Ne, 1,5 milijono berods. O 1,5 milijono yra beveik 80 eurų. Na, aišku, jeigu su šeima didelė, tai gal ir apsimoka. Ką šiandien kainuoja? O tai išgi žiūrėjau iki, sakau, 1,5 milijono kažkas. Jo. Tokį čin-čin su balais. Atkeliavo mūsų maistekas, va. Galim daryti su balais čin-čin ir paskui su bakalas. Mes net nesusitarę, bet vyriškai užsisakėm visi tą patį. Jo. Va. Čing-čing. Vietnamietiškas bliūdas su jautiena. Ir visokiais 3, 2, 1 ir čin-čin. Dar reikia čin-čin daryti. Nu, davai. 3, 2, 1. Čing-čing. Va čia va visi tie bairiai prieš valgant, ką reikia daryti, kad pavalgytum dar pusę valandos fotkinti. Nerealiai skaniai pavalgiau. Jeigu kada užmatysit, Vietnamese beef bowl vadinasi. Belia kokia skanuma. Visas maistas išėjo 200 vietinių pinigų. Kiek sakėm, 200 vietinių pinigų gauni? 100... Kiek? 12 eurų kažkas tokio. 110 gal? Jo. 12. Apie 12 eurų su... 112 eurų kažkaip. 12 eurų su alum. Va čia tai yra mano fan, va kaip sako, mano šliaužynės pačios geriausios. Pakrenti savo ir neša tave srovė. Bet man atrodo, tuoj gausiu vandens. Čia bus negerai. Op. Čia kamštis kažko. Kažkaip pravarėm. Sakom, vieni parelaksuosim čia. Koks 500 žmonių tą upeliukę sukas. Antaška, gerai tau čia? Bet gan greit plaukia, ne? Nieko, smagiai vis tiek. Tiltukai. Paplaukius reikia vėl pavalgyti. 2 skupai ledų 55 tūkstančiai pinigų. Kas gautas? Grubiai apie 3 eurus. Skanaus man. O iš čia galima gerai pažiūrėti, kokia didžia tas parkas yra. Tikrai yra ką veikti, labai daug visokių zonų, viską, kur nuo vaikų iki pagulėjimo ir tik tai pavalgymo ir su barais ir su viskuo. Okay.
Готов? Готов, давай. Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Can't go wrong, right? No? Dar viena zona nematyta, užėjom netyčia. Belė kiek visko daug, bet jau viskas šiandien į pabaigą. Einam dar ant vienų slaidų, kur nebuvom, nulėpsim ir varysim ieškot kažką vėl valgyti. Ten vienas toksai biškiai žiaurus, aš jau nebelipau ant jo. Va, nueisiu, pažiūrėsiu, kaip chebra parvaro. Ten toks belė kiek kritimą. Good one? Nežinau, ar spėsi. Perėčiau spėsi. Va ten tokia linija. Krenti per tos vamzdžius, pareini ir parskrisi čia. Laukiam, kuris pirmas parvarys. 3, 2, 1, go. Ne? O. Negirdžiu, kad kriokti. Nu, Kęstuti, kaip? Panašiai, kaip ta kita. Panašiai, ne? Gera. Širdis į kulnį krita. Įkrito. Ant to škailėpa. Bet labai greitai, ne? Kelias sekundės. Net nespėjai realiai susigaudyti, kas vyksta, žinai. Jo, žemės trauka kokia, ne? Ir dabar natoliai į priešingą pusę, į viršų. Bet adrenalino tai gerai gauni. Gauni, ne? Tiek, toj parei. Ujau. Nu, Kas vyksta? Aš irgi nesupratau. nu va, apsilakstam viską, apsižiūrėjom, įsimaudėm, įsičiaužėm, įsidūkom, įsidavėm. Šiandien jau bus tiek, daugiau jau nieko nefilmuosim. Susitiksim už poros dienų, turbūt. Taip kad, jeigu dažiūrėjote jau iki galo, paspauskit laiką, subscribe, parašykit komentarą. Dėkuoju, kad sekat, dėkuoju, kad keliauju kartu. Ir iki susitikimo. Ate!